Apie NLP praktiko kursą, neurolingvistinio programavimo praktiko kursą, truputėlį išsameu, truputėlį detaliau, kasgi jį sudaro, iš ko jisai susideda arba ko mokomas šitam kurse. Pradėti noriu nuo pačio mokymosi proceso arba kas yra, kaip NLPeriai laiko, pagrindas. Kur yra pradžių pradžia? Žmogus, kuris pradeda domėtis neurolingvistiniu programavimu, jis anksčiau ar vėliau susiduria su tokiu mokymosi procesu arba mokymosi ciklu. Skirtinga kalba, skirtingai tai vadinasi, bet kokiu atveju šitas modelis sukurtas dar apie praeitam amžiuje, apie 70 metus, jis yra sudėtinė NLP praktiko kurso dalis ir jisai pasakoja apie tai, tas modelis apibūdina tai, kaip įgūdžius, kompetencijas lavina žmonės. Kaip tie pratimai, kuriuos žmonės atlieka mokymosi metu, tampa įgūdžiais. Kaip tas visas mokymosi procesas sudėliotas, pro kokį procesą praeina žmogus ir įsisavina tos įgūdžius, išlavina tos įgūdžius, turi tam tikras kompetencijas. Taigi modelis, mokymosi ciklas, mokymosi lygiai, mokymosi procesas ir matot, kad šitas modelis susideda iš 4 stadijų, jis sudaro 4 stadijos. Tai pirma stadija yra nesąmoninga nekompetencija. Tai eina kalba apie tai, kad žmogus nežino, ko nežino. Tai kol aš nežinau, ko man reikia mokytis, į ką man reikia atkreipti dėmesį, aš ir nežinau, kas tai yra. Tai tas nesąmoningos nekompetencijos, tai neturiu kompetencijos, nes nežinau, apie ką eina kalba. Čia labiau apie nežinojimą. Tiesa, būtent šitos stadijos, čia yra pradžia, mes visi nuo to pradedam. Tiesa, šita stadija dar įdomi kuo, kad jinai labai panaši, labai primena, taip galbūt jums yra žinomas Daningo-Krugerio efektas, kai su mažu kiekiu žinių žmogus, turėdamas aukštą pasitikėjimą savim, galvoja, kad viską gali, kad jis yra teisus ir taip toliau. Taigi šitoj stadijoje žmogus net neįtaria, net nesuvokia, kad jo turimų žinių apie kažką tai gali neužtekti atlikti tam tikriem darbam. Jis galvoja, kad tai lengva, viskas labai paprasta, tik atsisėda ir padarai. Tai nežinau, ko nemoku, ko nesugebu. Tai yra nesąmoninga nekompetencija. Ir kai žmogus pradeda bandyti, pradeda eksperimentuoti, įgyja patirtį, pamato, kad patiria, kad ne viskas taip lengva, ne viskas taip paprasta, ne viskas iš karto gaunasi. Ir tas pirmieji bandymai ir suvokimas, kad man trūksta žinių, aš nežinau to, nemoku to, man reikėtų pasitobulinti ten ir ten, ir žmogus pereina į antrą stadiją. Sąmoninga nekompetencija. Aš žinau, arba man pradeda darytis aišku, aš suvokiu, ko aš nemoku. Taip, nesąmoninga nekompetencija, visiškai nežinau, ko nežinau, o čia jau aišku, turiu patirtį ir jau matau, ko man trūksta, ką man reikia išmokti, patobulinti arba į ką atkreipti dėmesį, kad aš išlavinčiau tos norimus įgūdžius. Trečias etapas, pakartotiniai bandymai, tai taip vadinamas mokymosi etapas, trečia stadija yra sąmoninga kompetencija. Kai aš žinau, kas turėtų gautis, įsivaizduoju, kas turėtų gautis, bandau tai daryti ir man kartais gaunas, kartais nesigauna, arba aš darau paruošiamuosius pratimus. Tai gana lėtas procesas, palyginus su automatizmu, jis imlus ir laikui, imlus ir galbūt emociniams resursams. Žmogus sąmoningai bando atlikti veiksmus, kad gautų norimą rezultatą. Tokia vidinės kontrolės yra daug. Tai reiškia, tai vyksta mokymosi procesas. Ir kuo greičiau šitą mokymosi procese žmogus pastebės progresą, išmoks savim džiaugtis, atkreipti dėmesį į tai, kas jam gaunasi, tuo greičiau jis pereis į 4. stadiją. 4. stadija arba meistriškumo stadija,
Tai yra nesąmoninga kompetencija. Tai reiškia, jau nereikia galvoti žmogui apie tai, kaip jam kurti raportą, kaip jam taikyti, pavyzdžiui, neurologinius lygius, kaip Disnėjaus strategiją pritaikyti vienam arba kitam kontekste. Jam tiesiog tai lengvai paprastai gaunasi ir nereikia specialiai jokios daryti pauzės. Tai vyksta automatiškai. Ne? Tai vyksta taip tarsi natūralus procesas. Tai vat keturios stadijos, dargi pakartosiu, maždaug apie 70 metus sukurtas modelis ir šito modelio įdomumas, kad dvi dedamosios, ne, jūs pastebėjot, kad dvi dedamosios, ne, tai kompetencija ir sąmoningumas arba suvokimas. Ir kodėl keturios tos stadijos, kad prasisuktų pilnas ciklas nuo nežinau ko, nežinau iki darau tai automatiškai, ne? Nuo nesąmoningos nekompetencijos iki nesąmoningos kompetencijos, ne? Kad viskas vyktų automatiškai. Ir yra autorių, kurie sako, kad šitam modeliui trūksta dar ir 5 stadijos, 5 tokio etapo. Ir aš pritariu tiems autoriams dėl labai paprastos priežasties. 4 stadija sako apie ką? Kad nesąmoninga kompetencija, tai tiesiog darau, tai gaunasi, tai yra integruota, tai jau mano toks vienas iš tų įgūdžių. Bet tačiau, ar aš galiu apmokyti kitą žmogų? Ar aš turiu pakankamai žinių, gebėjimų, suvokimo, o kaip kitą žmogų apmokyti to, ką aš mokau, ko aš mokau pats. Na, perkelti, perduoti tą įgūdį, tą savo meistriškumą kitam. Taigi, toks patobulinimas, vadinama 5 stadija, tai jos pavadinimas labai skiriasi nuo tokio supermeistriškumo iki meistrystės, iki mokytojiškumo ir flow. Skirtingi autoriai skirtingai ją pavadino, bet kokiu atveju jos idėja, kad tai, ką tu moki automatiškai, gali perduoti kitam. Tai jau toks mokymasis iš savo asmeninės patirties pasiekia tokį lygį, kad tu gali padėti mokytis kitam. Ir kuo naudingas šitas modelis, kuo jisai praturtina NLP praktiko kursą? Visus technikas, visus modelius, visas strategijas mokantis NLP praktiko kurse žmonės praeina beveik kas kartą praeina tas 4 stadijas. Ar tai būtų raporto kūrimo mokymasis, ar tai būtų kokios nors kitokios strategijos, kūrybiškumo strategijos, Disnėjaus strategijos, ar darbo su įsitikinimais taikymo, kalbos fokusų taikymo, reframingo taikymo strategijos. Tai visada mes treniruojamės, visada žmogus praeina tuos etapus. Galbūt kai kurie etapai lengviau gaunasi, nes jau atsiranda įgūdis, jau atsiranda supratimas, kaip veikia NLP, kas tai yra, kaip ten viena arba kita strategija integruojasi. Ir žmogus perpranta, supranta, o kaipgi jis mokosi. Jis pats pradeda save pastebėti greičiau, kokioj stadijoje jisai yra ir kartais netgi gali paspartinti perėjimą iš vienos į kitą stadiją. Kas yra labai svarbu dar šitame modelyje? Tai, kad jis būtų efektyvus ir kad duotų norimą rezultatą, kad būtų pasiekta ta nesąmoninga kompetencija, žmogus turi būti atidus grįžtamajam ryšiui. Tai yra stebėti, kaip jam sekasi. Kaip jeigu 2, 3 stadijos, ten yra tas aktyvumas, sąmoningumas daugiau dalyvauja. Tai suprantu, ko nemoku, keliu savo užduotį, tada bandau, darau, žiūriu, kaip man sekasi. Ir vidinis savęs stebėjimas, aš įsitempęs ar atsipalaidavęs, į ką aš atkreipiu dėmesį, išorinis stebėjimas, kaip reaguoja išorė esantys žmonės, su kuriais darom tas pratimus arba taikau tas technikas ir metodus. To stebėjimo labai, labai daug yra, jis nuolatinis palydovas yra žmogaus, kuris taiko neurolingvistinį programavimą, NLP savo gyvenime. Ir šitas modeliukas, šitas stebėjimas padeda greičiau tos iš pradžių ant popieriaus užrašytas strategijas integruoti, paversti jas įgūdžiais ir pasiekti norimų rezultatų. Taigi, mokymosi ciklas, mokymosi stadijos
Dar kartelį, nesąmoninga nekompetencija, nežinau, ko nežinau. Sąmoninga nekompetencija, žinau, ko nežinau. Sąmoninga kompetencija, žinau, ką žinau ir bandau ir darau, daug kontrolės, mokymosi procesas. Ir nesąmoninga kompetencija, man tiesiog tai gaunas. Tai pavyksta jau automatiškai. Ir idealiu atveju dar ir 5 etapas, žinau, kaip apmokyti, kaip išmokyti to, ano ar 3 įgūdžio kitą asmenį. Prašau.